1787 m. birželį Tomas Jeffersonas išsiuntė laišką iš Paryžiaus, prašydamas, kad jo dukros prisijungtų prie jo Prancūzijoje. Netrukus po to jos atvyko, lydimos paauglės vergės vardu Sally Heming. Per ateinančius 2 dešimtmečius jie pagimdys 6 vaikus, kurie, kaip plačiai tikima, buvo Jeffersono ir taps moterimi atsidūrusią vieno iš audringiausių ginčų Amerikos istorijoje centre. Bet kas buvo Sally Heming? Ir kas iš tikrųjų nutiko tarp jos ir vieno iš valstybės įkūrėjų? Mes tiksliai nežinome, kada gimė Sally Heming. 18 amžiuje atsirado vis daugiau įrašų, leidžiančių nustatyti žmonių gimimo datas, ypač krikšto metrikų. Tačiau tai dažniausiai galiojo tik laisviems amerikiečiams. Negalime būti visiškai tikri, kada tiksliai gimė vergijoje laikyti žmonės, nors Sally Heming atveju paprastai manoma, kad ji gimė apie 1773 metus Charles City apygardoje, Anglijos kolonijoje, Virdžinijoje. Tuo metu Tomas Jeffersonas buvo 30 metų, o Bostono arbatėlė, svarbus įvykis kelyje į Amerikos revoliucinį karą, įvyko 1773 metų gruodį. Taigi Sally augo karo fone, nors jos formavimosi metai 1780 ir 1790 būtų buvę daug ramesni. Sally motina buvo Elizabeth Hemings, vergijoje laikyta moteris, kurią laikė Virdžinijos plantacijos savininkas Jonas Walesas. Manoma, kad Elizabeth gimė vakarų Afrikos kilmės moteriai ir baltaodžiai plantatoriui. Ji susilaukė 6 vaikų su savo vergvaldžiu Walesu, iš kurių viena buvo Sally. Tai reiškia, kad iš motinos ir motinos močiutės pusės Sally buvo kilusi iš vakarų Afrikos, tačiau 3 iš 4 jos senelių buvo baltaodžiai europiečiai. Pagal to meto rasinius klasifikavimus ji būtų buvusi laikoma kvarterone. To meto liudijimai nuolat apibūdino ją kaip gražią ir labai šviesios odos, kas atspindi jos daugiausia europietišką kilmę. Sally niekada nepažinojo savo tėvo, kad ir koks keistas tas santykis būtų buvęs, bet kuriuo atveju. 1773 m. gegužę mirė Jonas Walesas. Todėl jis galėjo mirti anksčiau už Sally. Kai jis mirė, Jonas buvo palikęs didelės skolas, todėl didžioji dalis jo turto ir nuosavybės buvo greitai parduota, kad būtų atsiskaityta su kreditoriais. Tvarkydamas palikimą, Waleso žentas perėmė Elizabeth Heming ir jos 6 vaikus, kuriuos ji turėjo su Walesu. Tai buvo ne kas kitas, o būsimas 3. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Thomas Jeffersonas. Dar 1770 metais jis pradėjo piršti Waleso dukrą Martą, o pora galiausiai susituokė 1772. Tuo metu Jeffersonas buvo Virdžinijos teisininkas ir plantacijos savininkas, tačiau jis buvo jaunas vyras ir dar nebuvo tapęs nacionalinė figūra, kokia tapo po karo su Didžiąja Britanija. Tačiau ši atrodytų atsitiktinė šeimos ryšys pažymėjo santykių pradžią, kurie vėliau tapo vienu iš labiausiai prieštaringų ir diskutuojamų pasakojimų Amerikos istorijoje. Tuo metu, kai Sally Hemings kartu su motina ir broliais bei seserimis pateko į Jeffersonų nuosavybę, jis ką tik buvo pasistatęs savo garsųjį Monticello dvarą, Albemarlio apygardoje, Virdžinijoje. Taigi Sally didžiąja dalimi užaugo čia. Jeffersonas ir jo žmona Martha Wales buvo labai artimi ir turėjo bendrų pomėgių, tokių kaip muzika, literatūra ir jodinėjimas. Jie kartu susilaukė 6 vaikų, tačiau deja dauguma jų vaikų mirė kūdikystėje. Tik 2 dukros, Marta ir Marija, dar vadinama Polly, sulaukė suaugusio amžiaus. Yra daug spragų mūsų žiniose apie tai, kas nutiko Sally jos jaunystėje. Tačiau aišku, kad ji ir jos broliai bei seserys buvo vergų socialinės hierarchijos viršuje Monticello dvare vien dėl to, kad jie buvo Martos Wales netikri broliai ir seserys. Todėl Sally ir jos broliai bei seserys dirbo Monticello namų ūkyje, o ji suartėjo su Marta ir Polly, kai jos augo, nes visos buvo panašaus amžiaus. Tačiau plantacijos gyvenimo rutina vis labiau nustelbė įvykiai už Virdžinijos ribų. Amerikos nepriklausomybės karas prasidėjo 1775 metais, o po metų Thomas Jeffersonas tapo viena pagrindinių patriotų judėjimo figūrų, kai Filadelfijoje Antrajam kontinentiniam kongresui parengė nepriklausomybės deklaracijos projektą. Jeffersono kilimas tęsėsi 1779 metais, kai jis buvo išrinktas Virdžinijos gubernatoriumi. Jam buvo patikėta vadovauti valstijai per tamsiausius revoliucijos metus. Jis susidūrė su Britų invazijomis, net ir tada, kai siekė pertvarkyti Virdžinijos įstatymus ir institucijas.
Tačiau jau 1780-ųjų pradžioje jo žmona Marta buvo silpna ir sirgo po daugybės nėštumų bei persirgusi raupais. Sakoma, kad Tomas buvo nepaguodžiamas dėl Martos prastėjančios sveikatos ir skausmo. Jos sveikata toliau blogėjo ir ji mirė 1782 metų rugsėjo 6 dieną, būdama 33 metų amžiaus. Prieš mirtį Marta paprašė Jeffersono niekada nebesituokti. Šį prašymą tikriausiai lėmė jos pačios nelaiminga patirtis su pamotėmis ir noras apsaugoti savo dukteris nuo panašaus likimo. Jeffersonas buvo sugniuždytas dėl jos netekties ir visą likusį gyvenimą gerbė jos norą. Daugiau niekada nevedė, bent jau oficialiai. 1784 metais, pasibaigus nepriklausomybės karui, Jeffersonas buvo paskirtas Jungtinių valstijų pasiuntiniu Prancūzijoje, pakeisdamas Benjaminą Frankliną. Po 3 metų jis pasirūpino, kad jo dukros prisijungtų prie jo Paryžiuje. 1787 metų vasarą jos atvyko į Paryžių, lydimos Sally Hemings ir jos vyresniojo brolio Jameso. Nors vergovė žemyninėje Prancūzijoje nebuvo pripažįstama ir Sally. Pagal Prancūzijos įstatymus galėjo reikalauti laisvės, ji liko Jeffersono namuose ir tarnavo jo dukters Martos kambarinė. Būdama Paryžiuje, tikėtina, kad jį lydėjo Marta į oficialius visuomeninius renginius ir taip pat mokėsi prancūzų kalbos. Tačiau mes nesame tikri, kur ji gyveno. Ji galėjo apsistoti arba Jeffersono rezidencijoje Hotel de Lagnac arba Abbé de Pont Ferme, kur buvo ugdomos Marta ir Polly. Būtent šeimos gyvenimo Paryžiuje metais, Prancūzijos monarchijos saulėlydžio ir intrigų fone, paprastai manoma, kad Jeffersono santykiai su Sally prasidėjo. Tuo metu jai buvo apie 15 metų, o Jeffersonui apie 45. Tiksliai jų santykių prigimtis vis dar yra diskusijų objektas. Nors Sally Prancūzijoje turėjo šiek tiek kitokią teisinę padėtį nei Virdžinijoje, galios disbalansas tarp jų buvo didžiulis. Jeffersonas buvo turtingas diplomatas, maždaug 45, o Sally jo namuose pavergta paauglė. Dėl to Sally turėjo labai mažai galios spręsti dėl šių santykių ir negalėjo laisvai duoti sutikimo, nors kai kurie istorikai teigia, kad per metus tarp jų galėjo išsivystyti tikri jausmai. Tačiau tikroji jų jausmų prigimtis niekada negalės būti žinoma tiksliai. Kad ir kokia būtų tiesa, jie liko Prancūzijoje iki Prancūzijos revoliucijos pradžios 1789 metais. Tuo metu Sally buvo maždaug 16 metų. Kai Jeffersonas ruošėsi išvykti iš Prancūzijos, Sally stovėjo kryžkelėje. Vienas kelias vedė į laisvę Europoje, kitas atgal per Atlantą į gyvenimą vergijoje. Tačiau Prancūzija buvo taip toli nuo namų. Jos motina, broliai ir seserys bei visa išplėstinė šeima gyveno Monticello dvare ir šie ryšiai stipriai veikė jos sprendimą. Pasak vėlesnių jos sūnaus Madisono Hemingso prisiminimų, Sally sutiko grįžti tik po to, kai Jeffersonas pažadėjo, kad visi jų kartu susilaukti vaikai vieną dieną bus išlaisvinti. Tai buvo sprendimas, kuris nulėmė likusį jos gyvenimą ir dar negimusių kartų likimus. Sally santykiai su Tomu buvo itin prieštaringi ir apie juos diskutuojama jau 200 metų. 200 mečius buvo leidžiami straipsniai ir knygos, bandančios paneigti faktą, kad Jeffersonas turėjo santykių su Sally. Dėl to tai tapo žinoma kaip Jeffersono ir Hemingso kontroversija. XIX amžiuje ir net XX amžiaus pradžioje dauguma istorikų arba ignoravo, arba ginčijo mintį, kad Jeffersonas turėjo atskirą šeimą su viena iš savo vergų. Nors tuo laikotarpiu turtingiems pietų vergvaldžiams nebuvo neįprasta susilaukti vaikų su vergėmis moterimis, išskirtinis buvo būtent tas faktas, kad Jeffersonas savo santykius su Sally palaikė gana atvirai ir kad tai tęsėsi tiek daug metų. Po to, kai jie sugrįžo į Jungtines valstijas, manoma, kad Sally iš savo santykių su Jeffersonu susilaukė 6 vaikų. Pirmoji, dukra vardu Harriet, gimė 1795 metais. Ji mirė po 2 metų, 1797 metų gruodį. Kita dukra, kurios vardas galėjo būti Thea, mirė kūdikystėje. Iš 4, kurie išgyveno kūdikystę, 3 buvo sūnūs. Tai buvo Williamas Beverlis, gimęs 1798 metais, Jamesas Madisonas 1805 metais ir Estonas 1808 metais, o taip pat jie turėjo dar vieną dukrą, vardu Harrietė, gimusią 1801 metais, pakartotinai panaudoja savo pirmosios, jau mirusios dukters vardą.
Taigi, 3 tariami Sali vaikai su Tomu gimė tuo metu, kai jis ėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas 1801–1809 metais. Būtent Jeffersono prezidentavimo metu pradėjo sklisti pirmieji kaltinimai apie šiuos santykius. Gandai sklandė nuo 1790-ųjų, tačiau 1802 metais žurnalistas Jamesas T. Calenderis, buvęs sąjungininkas, tapęs politiniu priešu, pareiškė, kad Jeffersonas laikė savo sugulovę vieną iš savo vergų ir susilaukė su ja kelių vaikų. Ši istorija greitai išplito laikraščiuose ir tapo mėgstamų Jeffersono kritikų puolimo argumentu. Pats Jeffersonas viešai niekada nekomentavo šių kaltinimų, nors kai kurie jo šeimos nariai tai darė. 1850-aisiais jo vyriausias anūkas Thomas Jeffersonas Randolphas tvirtino, kad Sali vaikus susilaukė ne nuo Jeffersono, o nuo jo sūnėno Peterio Karo. Vis dėlto šiandien, remiantis gausiais dokumentiniais įrodymais ir 1998 metai atliktais DNR tyrimais, kuriuos atliko Salės palikuonys, beveik nekyla abejonių, kad Jeffersonas buvo Salės vaikų tėvas. Dar vienas neįprastas dalykas susijęs su Salės vaikais, kuris atrodo dar labiau sustiprina mintį, kad Tomas buvo jų tėvas, randamas jo ūkio apskaitos knygoje. Tai buvo žurnalas, kurį jis vedė apie savo verslo reikalus savo plantacijoje Virdžinijoje. Jis čia fiksavo vergų gimimus ir mirtis savo valdose. Svarbiausia, kad jis pažymėdavo vaikų, gimusių vergėms moterims tėvą, tačiau šios detalės buvo praleistos įrašuose apie vaikus, kuriuos jis beveik neabejotinai susilaukė su Sali. Nepaisant gausybės įrodymų patvirtinančių, kad Tomas buvo Sali 6 vaikų tėvas, ši teorija plačiai nebuvo pripažinta iki 20 amžiaus antrosios pusės. Kai pilietinių teisių judėjimas JAV įgavo pagreitį. 1950 ir 1960 apie šį JAV prezidentų istorijos aspektą buvo diskutuojama vis plačiau ir apie tai daug rašyta. Tačiau nedidelė kritikų grupė vis dar ginčija Jeffersono tėvystę. Jie pažymi, kad DNR tyrimai gali nustatyti Jeffersonų vyriškąją liniją, tačiau negali atskirti atskirų Jeffersonų vyrų, todėl kai kurie siūlo alternatyvius kandidatus, pavyzdžiui, Jeffersono jaunesnį brolį Randolphą. Kiti spėliojo, kad Sally Heming galėjo turėti santykių su kitais vyrais. Tačiau dauguma istorikų daro išvadą, kad dokumentiniai ir genetiniai įrodymai stipriai palaiko nuomonę, jog Jeffersonas buvo Sally Heming vaikų tėvas, net jei visiškas tikrumas išlieka neįmanomas. Sally Heming istorija gali būti ne vienintelė Amerikos prezidentų istorijoje. Spėjama, kad dar 4 ar 5 prezidentai taip pat susilaukė vaikų su vergėmis moterimis, kurios jiems priklausė. Pavyzdžiui, Williamas Henris Harrisonas, kuris buvo prezidentu tik 1 mėnesį prieš savo mirtį 1841 metais, galimai susilaukė kelių vaikų su verge moterimi vardu Delisija. Tačiau ne vienas iš šių kitų prezidentų vergų vaikų nėra patvirtintas. Jeffersonas buvo išskirtinis tuo, kad jo santykiai su Sally atrodo truko dešimtmečius ir susilaukė 6 vaikų. Ir jų gyvenimas kartu Monticello buvo nemažiau intriguojantis nei juos supusi kontroversija. Sally gyvenimas Jeffersono plantacijoje Monticello 1790-aisiais buvo kitoks nei daugumos vergų. 2017 metų tyrimas leido manyti, kad ji gyveno kambaryje, kuris buvo šalia Tomo kambario dvare. Ji niekada neištekėjo ir iš esmės tapo Tomo pseudo žmona, kuris, kaip jau minėta, taip pat nevedė dar kartą. Hemings vaikai gyveno name ir aplink jį, ir su jais buvo elgiamasi kitaip nei su dauguma Monticello vergų. Lygiai taip pat kaip su Sally ir jos Hemings broliais ir seserimis buvo elgiamasi prieš kelis dešimtmečius, kai ji augo. Santykiai tarp Tomo ir Sally 1797–1809 metais būtų buvę nereguliarūs. Jis ėjo viceprezidento pareigas nuo 1797 iki 1801 metai, o vėliau nuo 1801 iki 1809 metų buvo 3. JAV prezidentas. Nors Tomas specialiai nesistengė slėpti savo santykių su Sally Monticello dvare, jis žinojo, kad yra ribos, kiek atviras jis gali būti. Kol jis gyveno Vašingtone, ji liko Virdžinijoje ir nėra jokių įrodymų, kad ji kada nors būtų lankiusis Baltuosiuose rūmuose jo prezidentavimo metu. Pasibaigus tarnybos metams, Jeffersonas sugrįžo į Monticello, kad likusį laiką praleistų apsuptas knygų, architektūros, mokslo ir plantacijos gyvenimo patogumų. Tačiau Sally ir jos vaikams ateitis buvo kur kas mažiau užtikrinta. Virdžinijos įstatymai neleido vergams tuoktis taip, kaip galėjo laisvi žmonės.
Vis dėlto daugelis pavergtų porų užmezgė stabilius, neoficialius santuokinius santykius. Tai nebuvo taikoma Sally Hemings ir susidaro įspūdis, kad ji daugelį metų buvo laikoma Jeffersono sugulove arba tariama žmona. Ji ir toliau gyveno pagrindinėme name ar jo apylinkėse plantacijoje, kur šimtai pavergtų žmonių gyveno kituose ūkiniuose pastatuose ir vergų būstuose. Tomas gyveno labai ilgai, pagal to meto standartus. Jis mirė tik 1826 metais, sulaukęs 83 metų amžiaus. Kai jis mirė, Sally vis dar teoriškai buvo vergė. Jis niekada nebuvo suteikęs Sally laisvės, nors savo paskutinėme testamente paleido kai kuriuos Sally vaikus iš vergijos. Nepaisant sėkmės politikoje ir didžiulių paveldėtų turtų, Jeffersonas buvo prastas verslininkas ir mirė bankrutavęs. Didelę jo turto dalį todėl Martha Jefferson pardavė, kad padengtų jo skolas. Tai reiškia, kad didžioji Tomo vergų dalis buvo parduota aukcione, tačiau Sally tarp jų nebuvo. Marta, kuri taip pat buvo Sally netikra dukterėčia, leido jai iš esmės gyventi kaip laisvai moteriai nuo to laiko. Savo paskutinius metus ji praleido Charlottesville'yje su 2 savo sūnumis ir jų šeimomis. Ji mirė ten 1835 metais, būdama maždaug 62 metų amžiaus. Kaip minėta, 2 Sally vaikai mirė kūdikystėje. Harrietai buvo leista palikti Monticello 1822 metais, o Tomas jai netgi davė didelę pinigų sumą – $50, kai jie išvyko. Nors tuo metu ji vis dar buvo teisiškai vergė, Jeffersonas niekada nebandė jo susigrąžinti į savo dvarą Virdžinijoje. Nėra aišku, kas jai nutiko. Ji retkarčiais rašė laiškus savo broliams ir seserims keletą metų po išvykimo. 1822, tačiau vėliau ji beveik visiškai išnyksta iš istorinių šaltinių. Williamas Beverlis Hemingas 1812 metais, būdamas 14, buvo pameistriu paskirtas pas savo dėdę, įgudusi dailidę Johną Hemingą. Nors Jeffersonas niekada oficialiai jo neišlaisvino, Beverliui buvo leista palikti Monticello būnant jaunuoliu ir pradėti savarankišką gyvenimą. Teisiškai jis liko vergas, tačiau praktiškai jis įgijo laisvę be oficialaus išlaisvinimo iš vergijos. Suaugęs jis pasirinko tapatintis kaip baltasis vyras, kas parodo, kokie šviesiaudžiai buvo Sally ir Tomo vaikai. Estonas ir Madisonas Hemingai abu buvo oficialiai išlaisvinti Tomo paskutinėme testamente. Po jų motinos mirties 1835 metais abu su savo šeimomis persikėlė į Ohajų, laisvą valstiją, į kurią XIX amžiaus pirmoje pusėje plūdo daugybė naujakurių. Estono šeima vėliau dar kartą persikėlė į Viskonsiną XIX amžiaus 6-ojo dešimtmečio pradžioje. Jis mirė po kelių metų 1856. Vienas iš jo sūnų, Johnas, buvo žymus sąjungos vadas Amerikos pilietinėme kare. Madisonas ir jo šeima toliau gyveno Ohajuje iki jo mirties 1873 metais. Tais pačiais metais jis paskelbė straipsnį Ohajo laikraštyje, kuriame vėliau teigė, kad jis ir jo broliai bei seserys buvo neteisėti 3-ojo Jungtinių valstijų prezidento vaikai. 1998 metais atlikti DNR tyrimai pateikė stiprių įrodymų, siejančių Sally Hemingso palikuonis su Jeffersonų šeima, o jos palikuonys dabar gyvena visoje Jungtinėse valstijose. Tačiau Sally Hemingso istorija nėra išskirtinė vien dėl to, kad ji įvyko. 10 milijonų amerikiečių turi protėvį, kuris vienaip ar kitaip buvo įsitraukęs į santykius tarp plantacijų savininkų ir pavergtųjų. Kas daro jos istoriją išskirtinę, tai kad ji išliko. Ištisas kartas buvo dedamos pastangos ją paneigti, atmesti ar nuslėpti. Tačiau galiausiai tiesa pasirodė sunkiau palaidoti nei žmonės, kurie ją išgyveno. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Sally Heming. Tikiuosi jums patiko ir buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie jos gyvenimą ir jei norite daugiau vaizdo įrašų tokiomis temomis, taip pat praneškite. Ir jei norite daugiau vaizdo įrašų tokiomis temomis, taip pat parašykite komentaruose. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkėlus. Na tai tiek iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives epizode. Ačiū.